Sveiki Vilniaus universiteto tinklalaidės Kalba kvadratu klausytojai. Su jumis sveikinasi šios laidos vedėjai, aš Aretas ir aš Salvinija. Tokie iš graikų mitologijos kilę posakiai kaip Sizifo darbas, Prokrusto lova ar Achilo kulnas turbūt girdėti daugeliui. Tačiau ką galime pasakyti apie lietuvių mitologiją? Na, jei jums ką nors ir sako Žemynos, Austėjos, Aitvaro ar Bezdukų vardai, tai yra lietuviškosios mitologijos nuotrupos. Mat, jai iki šių dienų beveik nebuvo lemta išlikti. Tačiau Ariadnė siūlo šioje situacijoje vienas pirmųjų apčiuopė semiotikas ir mitologas Algirdas Julius Greimas. Remdamasi Žoržo Dumezilio ir Klodo Levi-Strauso darbais, principinė nuostata, kad baltų mitologija įsirašo į bendrą europietiškų mitų struktūrą, Greimas ėmėsi lietuviškosios mitologijos rekonstravimo darbų. Šioje laidoje iš esmės ir laikysimės būtent greimiškosios tyrimo krypties. Indoeuropietiškojo mitų korpuso tyrinėjimai neatsiejami nuo Dumezilio darbų, kuriais, pasak Greimo, jis įrodęs, jog pirma, dievai ir kitos mitinės būtybės nėra žmogiškosios fantazijos padariniai, o figūratyvinės priemonės žmonijos ir pasaulio prasmei ir tvarkai išsiaiškinti. Antra, kad mitologinė galvosena nėra padrika ir atsitiktinė, o vyksta organizuotos dievų veiklos ir funkcijų sistemos rėmuose. Na ir trečia, kad mitologija yra pašaukta išreikšti tyriamos visuomenės labai plačiai suprastą politinę ideologiją. Beje, pasak Greimo, mitologija nėra kurios nors vienos tautos mitų kolekcija, o ideologinė struktūra galinti pasireikšti bet kokia literatūrinė forma. Ieškodamas mitinių struktūrų atitikmenų atskiruose indoeuropiečių tautose, Dumezilis surado jas Romoje užrašytas kaip istorinius įvykius, Indijoje kaip epopėjos atskirus epizodus, Airijoje kaip legendas. Na, o Greimas, kaip vienu iš degradavusių, sunykusių mitų šaltinių, laikė stebuklinės pasakas. Šios laidos viešnia, semiotikė Banguolė Žalnieriūnaitė, ėmėsi tyrinėti ir kitą tautosakinės literatūros formą – padavimus apie pelkes. Taigi, labas Banguolė. Labas. Banguolė, kaip mes dabar atliksim šitą šuolį nuo mitologijos iki pelkės ir atgal? Juk būtent tu tą padarėjai savo mokslo tyriamajame darbe, pasirinkusi atrodo tokį semiotiškai mažai tyrinėtą dalyką, tai yra pelkės kaip objektą. Na ir kodėl susidomėjai būtent jomis? Tai visų pirma, aš esu gimusi šalia pelkės, kai gimiau tai jau buvo durpynas, tačiau pradėjusi semiotikos studiją supratau, jog gimiau ir užaugau vietoje, kuris skyrė Greimo kelią nuo jo pradinės mokyklos, kurioje mokytojavo ir jo tėvas, iki progimnazijos, kurioje mokėsi pats Greimas porą metų. Tik ta vieta Greimo gyvenamojų laikotarpiu dar buvo šlapynė, pelkė, vadinama šepeta. Kartu supratau, jog pirmą kartą į šalia namų esančią balą išdrįsau įžengti tik suaugusi, prisijungusi prie talkos, konstruojant Lietuvos pelkių paviljoną Venecijos bienalėje. Ir pagalvojau, kad 20 metų neįžengiau į šalia namų esančią pelkę, nes bijojau iš tikrųjų. Ir tada mano visas tyrimas man tapo mano asmeninis baimės ieškojimas. Oho, asmeninis baimės ieškojimas, nagi. Tai iš kurgi ta pelkės baimė? Ar tai išankstinė neigiama konotacija? Tu ir savo darbe rašai apie tai, kad lietuviai savo pasakojimuose ar myslėse, ar dar kažkokia kitokioj formoj, ar ne, naudoja pelkes kaip turinčias neigiamą vertę. Iš tikrųjų, tai dėl to ir teko pasirinkti nagrinėti padavimus, dėl to, kad pelkės nėra apdainuotos liaudies dainuose ar kažkaip gražiai minimos sakmėse, pasakose. Tai yra dažniau padavimo ar keiksmo žanre atsirandantis vietovardis. Ir ta neigiama konotacija, tai ji irgi yra diskutuotina. Eugenija Šimkūnaitė yra sakiusi, kad lietuviai anksčiau neturėjo neigiamų jausmų pelkėms, bet kai prasidėjo melioracijos darbai, kurie buvo sunkus, tada žmonės pradėjo keikti tas pelkės, aišku. Padavimai liudytų ir šiek tiek kitokius dalykus ir padavimuose darbas nėra minimas, bet vienas iš dažniau pasikartojančių siužetų tai yra nuskendusios šventyklos, tose vietose, kuriuose vėliau atsiranda pelkės. Na, jeigu tai yra tokia negatyvi vieta, ar tai gali būti buvusi šventyklų, šventų vietų vieta?
tai, kad tu pasirenki tyrinėti legendas, ar tai yra reikšminga ar ne, ir ar juose tu irgi surandi tą neigiamą konotaciją pelkių atžvilgiu. Visą gyvenimą buvau gąsdinama dėl įvairių priežasčių neiti į pelkę. Dažniausia priežastis būdavo užpuls vilkas, bet ir tuos padavimus, kuriuos nagrinėjau ir savo magistro darbe, aš buvau girdėjusi ir iš kaimo kitų gyventojų, ir iš mokytojų, nes mokusi to kaimo mokykloje. Tai padavimai kaip tautosakos žanras yra tokia, kaip Norbertas Vėlius laikė, pereinamoji grandis tarp realių atsiminimų ir sakmių. Ir turbūt būtent dėl to jie yra rečiau analizuojami ir tautosakos darbuose, ir semiotikos darbuose. Bronislava Kerbelytė skirstė tautosakos žanrus į tuos, į kuriuos yra labiau tikima, arba į tuos, kuriuos jau nėra tikima. Tai tokį skirstimą Greimas kritikavo, nes tikėjimas yra reliatyvi savoka, bet aš šitam Kerbelytės požiūriui nebuvau tokia kritiška, dėl to, kad kai klausiau savo senelio, ar iš tikrųjų buvo bažnyčia šepetoje paskendusi pelkėje. Ir senelis sakė, nežinau, gal ir buvo kažkada labai seniai. Ir kai aš prisimenu savo vaikystės atsiminimus, aš irgi neprisimenu užtikrinto žinojimo, kad tas padavimas, kuris yra sakomas man, yra kažkas nerealaus. Aš galvojau, kad iš tikrųjų gal tai buvo kažkada labai seniai. Greimas pats padavimų neanalizavo, nors savo tautosakos tyrinėjimuose jais irgi naudojosi ir paminėdavo, bet man padėjo pats Greimo aprašytas būdas nagrinėti tokius žanrus kaip padavimai ar sakmės, nes jis priešino sakmes stebukliniams pasakoms. Tai pasak Greimo, stebuklinės pasakos yra ištisi pasakojimai, kurias mitologas gali interpretuoti iš karto, o sakmės duoda dažniausiai tik atskirus trupinius ir pasak Greimo pasakų ir sakmių analizės reikalauja atvirkštinių procedūrų. Analizuodamas sakmę, mitologas turi atskiras nuotrupas atstatyti į ištisą pasakojimą, logiškai suorganizuoti tas atskiras nuotrupas į prasmingą visumą. Ta ir bandžiau daryti savo magistro darbe. Skaitant tavo darbą, Banguolė, pastebėjau, kad daugelis tų padavimų yra kruopščiai atrinkti, suskirstyti ir kažkuo jie visi kartu ir vienodi ir panašus. Tai kaip tu juos susirinkai į korpusą tyrimo ir apie ką jie yra? Aš pradėjau ieškoti padavimų apie pelkes. Aišku, pats žodis pelkė gana retai vartojamas tuose padavimuose. Pelkių apibūdinimas dažnai susieja pelkes su kitomis kažkokiomis erdvėmis. Tai dažniausiai arba įsausėjęs vandens telkinys, arba žemė su vandeniu, tai ta elementų samplaika tokia visą laiką yra jaučiama. Pelkė gali būti įvardinama keliomis leksemomis, tai pabandysiu jas išvardinti. Raistas, lieknas, liūnas, akis, tyras, ežerokšnis, bala. Dalis šių leksemų, kurias išvardinau, labiau siejasi su vandens elementu, dalis labiau su žemės. Ir man nagrinėjant pačias leksemas dar buvo labai įdomus uždarumo momentas. Tai būtent tamsumu, uždarumu pelkių vanduo skiriasi nuo kitų telkinių. Uždarumas padavimuose nusakomas tokiais žodžiais kaip užakęs, užaugęs, užgyjęs ir panašiai. Šiaip vandens telkiniai tradiciškai sietini su atvirumu, atviromis erdvėmis. Tokių dalyvių naudojimas pelkė priartina prie žemės elemento, o kai padavimuose yra aprašomos pelkių akis, tai iš karto galime suvokti, kad tai yra tos jau uždaros erdvės atviros vietos, šuliniai. Ir jos turbūt labiau jau siejasi su vandeniu, ne? Jeigu ten buvo su žemės elementu, tai ta akis siejasi labiau su vandeniu, ar kaip? Taip, sakyčiau, jeigu būtent tas uždarumo skirsnis geriausiai atskiria pelkę kaip vandens elementą nuo pelkės kaip žemės elemento, tai būtent akys, ežerokšniai yra tos vietos, kurios yra atviros. Tai tas įdomus skaitimas leidžia tau ne tik tai tarp leksemų surasti tam tikrus skirtumus, bet ir identifikuoti pelkės kilmę, tuos mitinio mąstymo elementus, kuriais aiškinama pelkės atsiradimo priežastis. Na ir čia yra įdomus dalykas, kad toji pelkės atsiradimo priežastis nėra
susijusi su natūraliomis gamtinėmis priežastimis ir padavimuose pelkės atsiranda maginio vyksmo metu, kai vyksta dvejopos transformacijos, tai arba gamtos objekto, arba kultūros objekto transformacija. Gal ir sustokim ties tą pirmąją gamtiškąją transformaciją. Kaip ją suprast? Tai mano nagrinėjimuose padavimuose dažniausias siužetas, kuriuo aiškinamas pelkių atsiradimas, buvo keliaujančių ežerų, debesų siužetas. Trumpai gal papasakosiu, kaip tai skamba maždaug, kaip kartojasi tai padavimuose. Atplaukia kažkokie ypatingi tamsus juodi debesys ir tuomet žmonės spėja vardą arba tai daro netyčia, tarkim šaukdami kažkokį pasiklydusi gyvūną. Ir tuomet, jeigu yra atspėjamas debesies vardas, nusileidžia ežeras ir atsiranda toje vietoje. Jeigu vardas yra neįmenamas, tada toje vietoje lieka pelkė. Pagrindinė vandens forma čia turbūt būtų ežeras, dėl to, kad ežero vardas yra spėjamas. Tai tas debesis būtų kaip ateities ežeras. Tada jau pats ežeras jis yra dabarties ežeras ir jeigu yra užmirštamas ežero vardas, tai jis gali užakti, pasidaryti uždaras ir tada tampa pelkė. Ir jeigu mes norime susigrąžinti tą ežerą, reikia vėl prisiminti tą vardą ir pasakyti, kad toje vietoje vėl atsirastų ežeras. Iš pelkės galima grįžti padavimuose ir į ežero būseną, jeigu pelkei suteikiamas buvusio ežero vardas, teisingai? Taip, jeigu yra prisimenamas dažniausiai padavimuose taip nurodoma, tai kaip sakiau, jeigu debesis yra ateities vanduo, ežeras, tai ežeras, aišku, yra dabartinė vandens ežero būsena ir tada pelkė jau yra toks kaip praeityje buvęs ežeras, bet tuo pačiu metu gali būti ateityje vėl būsimas ežeras. Bet kaip įdomu, tai atrodo, kad iš tokio vandens ir galimybės judėti ir pirmyn ir atgal galima būtų tokią hipotezę netgi kelti, kad galbūt mitologinis mąstymas laiką suvokė kaip ciklišką, o ne kaip linijinį. Taip, pritarčiau. Ir iš pradžių sakydama klausimą, tu minėjai, kad tai yra maginis vyksmas, tarsi nesusijęs su realybė, bet jeigu nagrinėtume pelkių atsiradimą, tai ir rastume informaciją, kad ten prieš 1000 metų plėtojo ežerai, tai nėra taip visiškai iš vaizduotės ištraukta. Tyrinėdama padavimus, nustatai, kad debesų forma keliaujančių ežerų vardai dažnai atspėjami šaukiant jaučius, tai yra ištariant jų vardus. Ir be to vienas dažniausių keliaujantiems vandenims būdingų ir kiek bent jau man netikėtų bruožų, tai yra kriokimas ir baubimas. Pasiklausykim to neįprasto vieno garso baubimo pelkėje. Tai kaip, Banguolė, paaiškintum sąsają tokių garsų ir apskritai tarp vandens ir jaučių? Jaučių sąsaja su ežerais jau yra aprašiusi ir Marija Gimbutienė. Tai vėlgi, kad debesis keliauja kaip juodi jaučiai ir jeigu atspėjai, debesis nusileidžia, atsiranda ežeras. Tai vėlgi kartojasi tas siužetas, kurį nagrinėjau ir pristačiau anksčiau. Toliau nagrinėjant pelkės erdvę, tai man buvo labai aktualūs pasakojimai apie balose nuskendusius gyvulius, jaučius dažniausiai. Ir Bronislava Kerbelytė tuos siužetus apie į vieną vandens telkinį įpuolančius, kitame telkinyje išplaukiančius gyvulius priskyrė prie susisiekiančių ežerų motyvo, bet savo pelkių analizėje irgi tokių siužetų mačiau nemažai. Vienas iš pavyzdžių, prisimenu, buvo apie vietovardį Jaučiakiai, kai 2 jaučiai vienoje baloje prasmego ir vėliau buvo rasti upėje toliau. Tai kaip minėjau, jaučių sąsaja su debesimis ir ežerais jau kurį laiką žinoma lietuvių mitologijos ir folkloro tyrimų lauke. Ir dėl to dažnai yra padavimais, kuriuose minimi jaučiai arba nebūtinai visada jaučiai, gali būti ir viršiukai, aiškinama kai kurių Lietuvoje paplitusių hidronimų vandenvardžių kilmė. Ir ryšys tarp jaučių ir debesų ežerų padavimuose atskleidžiamas per vandens pavidalams priskiriamus su gyvūniškumu susijusiais žodžiais. Pavyzdžiui, kriaukimas, kriokimas, šniokštimas. Šis žodis man ypač buvo įdomus dėl to, kad jis vienu metu reiškia ir gilų gyvulio kvėpavimą, bet ir vanduo, kriokliai, šniokščia ir pats, pavyzdžiui, žodis krioklys, iš kuris atsiranda toks.
Ir padavimuose tie audityviniai garsai irgi dažnai yra įvardyjami, neaiškus kriokimas, baubimas, kurį tos vietovės gyventojai nori kaip nors sustabdyti. Ir čia vėl kartojasi tas vardo įminimo siužetas. Jeigu nori, kad nustotų baubti, kriokti, turi pasakyti to ežero vardą ir tai sustos. Bet čia noriu patikslinti, čia tam tikroje vietovėje pasigirsta, kai tie debesys ateina tas kriokimas, ar tas kriokimas gali būti ir be debesų iš kažkur, bet sklindas? Kiek prisimenu tuos padavimus, kuriuos nagrinėjau, tai ten jau debesis buvo nebūtini. Ir viename padavime gana įdomiai buvo tiesiogiai įvardinamas baublys, kas yra ir paukštis, kuris realiai egzistuoja, bet tas baublys, paukštis atsidūrė ir Grimo nebaigtame mitologijos žodyne prie jaučių baubio dievybės aprašymo. Jį Grimas minėjo irgi nagrinėdamas Aušrinės mitą. Gal gali, Banguolė, trumpai patikslinti, kas yra tas jaučių baubis? Jaučių baubis pagal Grimo žodyną yra paukščio pavidalo jaučio balsu baubiantis dievaitis, kuris yra Aušrinės bandoje. Ir Grimas jau irgi kūrė tą sąsają, kadangi aprašė paukščio pavidalą tarp realiai egzistuojančio paukščio ir dievybės. Išgirdome baublio balsą ir galime pamastyti, ar tai dievaičio balsas ar paukščio. Mistiškas garsas iš tiesų. Na ir dabar, kai išsiaiškinome pelkės atsiradimą iš magiškos gamtos objekto transformacijos, siūlau pereiti prie antrosios jau minėtos, tai yra pelkės atsiradimo iš kultūros objekto transformacijos. Taigi, kokie, Banguolė, tai yra objektai ir kokios šios transformacijos kryptys? Tie objektai dažniausiai yra miestai, šventyklos, karčiamos. Jeigu yra miestai, tai dažniausiai vis tiek yra kokia nors šventykla minima. Jos virsta pelkėmis dėl 3 skirtingų priežasčių dažniausiai. Tai viena priežastis gali būti, kad žmogus ištarė prakeiksmą ir tada už tai, kad žmogus užmiršo savo žodžių galią, jį kažkokia aukštesnė jėga nubaudžia ir tuomet tas miestas prasmenga. Tada turbūt dažniausiai pasikartoja siužetas buvo apie bausmę už žmonių nuodėmingą elgesį, tai tuomet ar perkūnas, ar tiesiog neįvardintas dievas nubaudžia ir ta vieta prasmenga. Vienas iš tokių padavimų buvo iš regiono aplink Kvėdarną, kad latrai šaipėsi iš velykinės procesijos ir tuomet jų karčiama visa prasmego. Kituose siužetuose tai jokia aukštesnių jėgų pagalba jų gali būti neįvardinta ir vietos prasmenga tiesiog vėlgi dėl žmonių neapdairaus elgesio. Tai minėjau, kad tos erdvės yra bažnyčios, miestai, tai jeigu prasmenga miestai, tai tos vietos, kurios buvo centrinės miesto, tai šventyklos kažkokios, jos lieka akimis ir yra tos ypatingos. Galbūt vėl papasakosiu išsamiau savo artimiausią siužetą, tai būtent apie Šepetos pelkę. Tai trumpai pasakojant padavimą, bažnyčia prasmego dėl įvairių priežasčių ir kiekvieną Velykų rytą ta bažnyčia iškyla ir žmonės gali į ją įbėgti, paskambinti varpu ir išgelbėti visus joje prasmegusius žmonės. Tai kai kalbėjome apie gamtinę transformaciją, matėme, kad įmanomas grįžimo procesas, tai čia irgi jis gal jau yra šiek tiek siauresnis, bet vis dar galima grąžinti tą erdvę, kuri anksčiau buvo ne pelkė, o šiuo atveju tai yra kažkoks kultūros objektas. Analizuodama tuos padavimus, tu tikrai fiksuoji, kad tas judėjimas gamtinės transformacijos atžvilgių tikrai yra įmanomas pirmin ir atgal. Ar užfiksavai sėkmingų bažnyčios rūmų, karčiamos ar miestelio išgelbėjimų, kai jie tą vienintelį specifinį metų laiką iškyla? Padavimuose dažniausiai būna tos nesėkmės istorijos, kai žmonės tai bando daryti, bet sužino jau tik po laiko, ką turėjo atlikti, kad tie prasmegusieji būtų išgelbėti, bet jie gal dar turi vilties. Taip išeina, kad ir vienos, ir kitos magiškos transformacijos atveju esti aukų. Ir jeigu pirmuoju atveju mes čia turim tokius zoomorfinius gyvūnų pavidalus turinčias būtybės kaip jaučiai, arkliai, tai antruoju atveju dažniausiai tai yra antropomorfinės, žmogiškos figūros. Ir tu analizuodama užfiksuoji, kad prasmenga ir kunigai, ir latrai, ir piemenys, ir bobos, ir mergos, ir jaunavedžiai, ir senoliai, ir krikštatėviai, dar vadinami kūmais, kurie sugeba ne tik pasiklysti
palikti pelkę, bet dar ir pamesti ar joje pradanginti kūmį, tą ką tik pakrikštytą vaiką. Tad ar jie iš tiesų pražuvo šitie nuskendę pelkėse? Tai minėjai nuskestančius gyvulius, tai gyvuliai tuo ir ypatingi šiuose padavimuose, kad jie išplaukia dar kažkur kitur. Ir būtent jie ir keliauja kaip per tuos susisiekiančius ežerus. O su antropomorfinėmis figūromis jau yra sudėtingiau. Tai ir yra tas skirtis tarp prasmegusių ir skenduolių, kurie skendo. Čia gal vėlgi reiktų prisiminti Greimą ir Aušrinės Smito analizę, kur yra kalbama apie vandens dugną kaip mirtį. O tas vanduo, kuris yra tarp dugno ir išorės, yra tarpinė erdvė. Tai skenduoliai yra toje tarpinėje erdvėje ir jie irgi dar išlenda vaidentis, bet jie jau link gyvybės atgal neprieina. O prasmegusieji, jie yra tarsi atsimušę į dugną ir jie dar kažkokiamis ypatingomis progomis, šventadienį kokį nors ar Velykų rytą, gali iškilti ir būti išgelbėti. Iš tikrųjų, žmonės pražuvę pelkėje, ar jie prasmegę, ar jie skenduoliai, jie nėra tikrai mirę. Tai iš tiesų, Banguolė, čia yra įspūdingas atradimas. Gal nesemiotikui tas nebus labai aišku, bet aiškumo dėlį man reikėtų truputėlį galbūt ir praplėsti, nes Greimas yra sudaręs arba semiotikoje vienas iš dažniausiai naudojamų, tai yra individualus semantinis universumas sudarytas iš dviejų priešingybių, tai yra gyvenimas ir mirtis. Ir Greimas šitų priešingybių pagalba sudarinėjo kvadratą, bet viename kampe buvo palikęs klaustuką. Tai ar galima būtų, Banguolė, sakyti, kad šitas tavo tyrinėjimas, nors ir tyrinėjai padavimus, į kuriuos kiti anksčiau galbūt skeptiškai žiūrėjo, semiotikai nesijėmė tyrinėti, buvo prasmingas tiek, kad tu uždarei kvadratą? Galbūt. Na, man buvo lengvesnis darbas dėl to, kad jau turėjau 3 kvadrato kampus ir man liko tik tą vieną užpildyti, bet džiaugiuosi tai padarius. Iš tiesų svarbus ir reikšmingas pasiekimas ir turbūt yra viena iš galimybių. Man atrodo, kad ateities semiotikai dar galės tyrinėti padavimus išsamiau. Tuo tarpu, gal tada pasakykim vis dėlto klausytojams, kas sudaro dabartinį mūsų kvadratą. Jeigu laikytumėmės tokio įsivaizdavimo, kad prieš akis turime kvadratą, pirmasis viršutinis kairysis jo kampas yra A arba gyvenimas, viršutinis dešinysis jo kampas B yra mirtis, tai pagal klasikinę taisyklę C kampe turėtų atsirasti nemirtis, o D kampe turėtų atsirasti negyvenimas. Taigi, kokias mes pozicijas po šiais žodžiais dabar turime? Tai gyvename visi mes, gyvieji žmonės, mirę yra numirėliai, negyvenimo D kampe jau Greimas buvo įvardinęs negyvėlius. Pagal pelkių padavimų siužetus tai būtų tie skenduoliai, kurie tarsi negyvena tikro gyvenimo, bet dar išlenda pasivaidenti ir nėra tie tikri numirę. Ir kampas, kurį aš papildžiau, buvo nemirties. Tai yra tie prasmegusieji, kurie dar gali pakilti į gyvenimą, jeigu kažkas tą ypatingą dieną padarys kažką, kas lems tai, kad bažnyčia ar miestas iškils atgal su visais žmonėmis, kurie prasmego kartu ir tuomet jų jau laukia vėl gyvenimas. Skenduoliai gali pajudėti iš kampo D į kampą C, mirtį, o prasmegusieji gali pakilti iš taško C, taško A. Gyvenimą. Iš nemirties į gyvenimą. Taip. Kaip skenduoliai ar negyvėliai, kaip rašė Greimas, gali pajudėti link mirties. Tai čia paminėsiu dar vieną siužetą, kurio dar kol kas neįvardinome – dugno matavimas. Likusioje dalyje padavimų, kuriuos nagrinėjau, būtent šis siužetas buvo kartojamas, kai žmonės bando pamatuoti gylį, dažniausiai akių, kurios yra atsivėrusios pelkėje. Ir tuomet jiems tai nepavyksta ir tuomet jie susapnuoja, kad jie buvo beveik pasiekę tą tikslą, bet jeigu būtų pasiekę tikslą, jie būtų mirę. Būtent šis siužetas atskleidžia mirties kaip dugno įvaizdį. Išnarplioti prasmę.
Lietuviškosios mitologijos rekonstravimo darbams pasitarnauja palyginamoji mitologija. Greimo aušinės mito rekonstrukcijoje iškyla karališkosios karvės figūra, kuri dažna indoeuropietiškoje mitinėje dimensijoje. Indijoje žinoma gausybės karvė. Ją naujai šventintas karalius turi sugauti ir jos pienu pamaitinti visą savo tautą. Gausybės karvės medžioklė yra jo kaip karalius kvalifikacijos testas. Panašią rolę Romoje vaidina imperijos karvė, tai Romos galybės ir jos tikimų tautai gausybių ir naudų simbolis. Štai visai priešingą rolę Airijoje vaidina medinė karvė. Karalius nepavaišinęs ir nepagerbęs savo dvaro poetų, diskvalifikuojamas savo karališkame statuse, jis priverstas melžti medinę karvę ir miršta atsigėręs užnuodyto pieno. Na, o lietuviškoje versijoje randame geležinės karvės duodančias verdantį pieną. Jame privaląs išsimaudyti karalius arba kitas herojus, kuris nori būti kvalifikuotas kaip tinkamas sostui užimti. Pagal lietuviškąją versiją, sostas priklauso ne jį kraujo ryšiais paveldėjusiam įpėdiniui, o nusipelniusiam, teisingų kelių einančiam didvyriui. Visas šias karves kai kas siejo. Šis pasikartojantis elementas susijęs su politinės ideologijos aspektu. Kokiu? Nors atsakymas yra bene paviršiuje, pakaktų perskaityti aušinės mito rekonstrukciją Algirdo Juliaus Greimo knygoje Tautos atminties beieškant.